Labą rytą. Rugpjūčio 8 dieną planuoju savo kelionę aplink Lietuvą. Tai yra jau oficialiai antroji kelionė, kurią suderinau su Rekordų akademija. Pirma kelionė buvo į Vilnių, iš Klaipėdos išvažiavau pavasarį. Pavasarį užfiksuotas yra rekordas, mano neįgaliųjų rekordas, Lietuvos neįgaliųjų rekordas. Dabar važiuosiu aplink Lietuvą. Ir aš žinau, kad yra daug klausiančių, o kam tu, kodėl tu važiuoji, ką tu tai duoda. Yra 3 priežastis pagrindinės, dėl ko vedamas aš važiuoju. Gerai, tiek būna, gerai. 3 priežastis. Tai pirma, aš kūniškai neįgalus būdamas ir aš galiu važiuoti, galiu eiti su aikštynė. Aš patyręs insultą prieš 6 metus, aš važiuoju, man tai yra šventė, man tai yra džiaugsmas, man tai yra gyvenimas. Pilnaverčiškas, man tai yra šventė, ne pilnaverčiškas, bet šventė ir džiaugsmas. Antra priežastis, visi daugmaž artimųjų sakydavo, kad tu pavyzdį rodai, tu rodai pavyzdį, tu taip to savo gyvenimu, to savo džiaugsmu. Jo, antra priežastis, aš rodau pavyzdį, kurie negalvoja, kad ar įmanoma, ar neįmanoma, kaip čia aš važiuosiu, tai yra pavyzdys, va, tai yra toks neįgalusis, kuris juda ir važiuoja ir nesvaru į tą savo negalį, nors nevaldau rankos normaliai ir kojos nevaldau, bet aš gyvenu ir džiaugiuosi. Trečias svarbi priežastis yra tai, kad pirmą savo įvykį, kai planavau važiuoti, aš skelbiausi per Facebooką, karts nuo karto įdėjau savo sąskaitą ir man atsirado ir draugai, aišku, Vytas iš draugos draugui, Kostas savo asmeninių pinigų, giminės, artimieji, Facebooko draugai, man į sąskaitą man pervedinėjo, tai po 5, po 10 eurų ir aš realiai per tas lėšas aš atnaujinau dviračio akumuliatorius, atnaujinau padangų apsaugos, ratus atnaujinau, sudėjau, aš turėjau viskam, bet tai dar pinigų trūko. Tai dėl to tas trečia nauda yra man to, kad aš galiu kreiptis į jūs, kad man reikalinga parama, man reikia, kad kažkas tai paremtų, kad padėtų, prisidėtų prie tos mano kelionės. Va, dabar apačioje prie šito teksto aš įdėsiu savo sąskaitą, man reikalinga parama, man reikalingi nors 5 ar 10 eurų iš jūsų pusės ir daugiau, kad prisidėtų. Ir realiai tada aš žinau, kiek daug kainuoja visi tie reikalai, gyvenimas ir dviratis ir visokie. Aš nakvynių tik pusę esu atradęs, kur nakvosiu per visą pasienį, per visos Lietuvos. Ir žinau, kad man dar aš už poros savaičių išvažiuoju, tai gal kažką surasiu. Tai vat, man reikalinga jūsų parama. Ir, nu ką, tikiuosi, jeigu nebus audros, krušos ar dar kažkokie reikalai, rugpjūčio 8, 12 valandą aš išvažiuosiu. Liepų gatvė, iš Klaipėdos Liepų gatvė, šalia Klaipėdos savivaldybės, seniūnijos, merijos. Geros dienos, bičiuliai. Ate.